Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Aurimas Kamantauskas, renginių paslaugų grupės Rekūrai vadovas ir šios tinklalaidės Kamantinėjimai apie kūrėjus ir veikėjus autorius. Šiandien svečiuose didžiojo kino festivalio, Kino pavasaris kūrėja Vida Ramaškienė. Šiandien taip pat jau žinoma ir kaip savo vardo Paramos ir labdaros fondo kūrėja. Nors prieš pokalbį aš Vidos paklausiau, apie ką kalbėsime ir apie ką norisi kalbėtis. Vida atsakė man 3 temas – kino pavasaris, jaunimas ir kultūra. Bet tarp tų 3 žodžių nebuvo tos dabartinės veiklos Vidos Ramaškienės Paramos ir labdaros fondo. Aš tikiuosi, kad mes atrasime laiko ir šitai jūsų dabartiniai veiklai. Bet pradžiai noriu padėkoti, kad skiriat laiko. Dėkui, kad kvieti. Labai džiaugiuosi už čia turėdamas ir nekantrauju pradėti mūsų pokalbį. Tai jeigu esat pasiruošus, tai pradėkim. Tikrai taip. Kaip jūs atsirinkote tuos ligonius į savo komandą? Kaip pavykdavo diagnozuoti, kad tai yra kino pavasario žmogus? Susėdi, pašneki ir pamatai. Ir vienas iš klausimų mano būdavo toks labai nepadorus. Ar žmonės eina į kiną, kai mes turime Netflixą, kai mes turime internetą, ar šiandien žmonės lengva atvesti, pakviesti į kiną? Kviečiant į kiną reikia žmonėm nemeluoti. O per tuos 30 kino pavasario metų ar buvo valdžia, kuri bent jau žingsniu priartėjo ar pradėjo keisti tą požiūrį, matyti strategiją, kaip kultūrą pasitelkti strateginiam valstybės tikslam? Politikai, aš apskritai apie politikus, juos reikia kaip šuniukus už trumpo pavadėlio vedžioti ir piliečiui reikia prižiūrėti tus. Sakot, kad buvote drąsi, bet labai drąsi, o jaunimas dar drąsesnis. Tikrai? Kame buvote jūs drąsi ir kame jie dar drąsesni? Buvo tokių dalykų, kur mane bandė perauklėti dar sovietiniais laikais. Buvo parėdimas, kad filmo pavadinimas rusų kalba būtų didesniem raidėm. Afišoje? Taip. Mes su Mindaugu susitardavom, kad ne, mes padarom atvirkščiai. Ką norėtumėt perduoti jaunai Lietuvos kino kūrėjų kartai? Nestabdykit savęs. Kurkit viską, kas į galvą šauna. Kaip Vida Ramaškienė atsirado kino pasaulyje? Ypač jaunoji karta, ko gero, gal net nežino, kad kažkada buvo toks legendinis kino teatras Lietuva ir jūs buvote jo vadovė. Kaip apskritai atėjote į kiną? Kinas man buvo paslaptingas nuo pat vaikystės. Aš gimusi ir augau kaime ir ten, kai buvom vaikai, atveždavau sunkvežimį, aparatūrą ir kiną. Ir mūsų kaimo parkelyje mes jį žiūrėdavom, žinoma, tarp medžių iš ekraną pakabindavau, jeigu tai galima ekranu pavadinti. Ir tai buvo viso kaimo šventė, vieną kartą savaitėje ir tas man išliko. Bet svajojau būti mokytoja ir taip atsitiko, kad jeigu sakot Lietuva, tai prieš tai buvo Pergalės kino teatras. Nes būna studentė, buvau pakviesta tuo metu įsikūrė Vilniaus miesto visų aukštųjų mokyklų, o tuo metu buvo 5 studentų kino klubas. Ir tas kino klubas buvo toksai fainas, toksai smagus tam Pergalės kino teatre, kad mes iki dabar bendraujame, mūsų vaikai bendrauja. Ir netgi mūsų vestuvės ėjom
iš Pergalės kino teatro į vadinamą metrikacijos biurą viršui ir po to jau važiavom švęsti. Tai aš to noriu pasakyti, kad tai buvo toksai tikras klubas, kur norėjusi būti kartu. Mes 3 vasaras netgi leidom kartu. Tada buvo studentų statybiniai vadinami būriai. Mes 3 vasaras, visas tas mūsų klubas, dirbom Trakų turistiniai baziai, kur dabar Tiškevičių rūmai. Tai va, buvo tenai. Ir po to tik tai mane jau baigus, aš neturėjau paskirimo Vilniui, žinoma, būčiau turėjus važiuoti į kaimą arba kažkaip tai kitaip su darbais. Ir tada Pergalės direktoriai parekomendavo mane naujam etatui Lietuvos kino teatre direktoriaus pavaduotojai. Štai ir viskas. O kino pavasaris kaip gimė ir kas tapo tuo įkvėpimo šaltiniu ir ar buvo minčių, kad jis net 30 metų sulauks ir dar daugiau? Niekada negalvojau, tuo labiau, kad negaliu prisimti autorystės, nes jau buvo viena iš pirmųjų ambasadų įsikūrusi netoli šios vietos prezidentūroje. Tasik Prancūzijos ambasada ir kultūros atašė Frederikas Žužo mus pakvietė 3 žmonės, 4. Tai buvo atsakingas Vokietijos ambasados, Britų tarybos jau buvo įsikūrusi, Vildžiūnas kino kritikas ir aš pakvietė pas save vienam susitikimui ir sako, yra idėja rengti Europos jaunų režisierių kino festivalį. Mums su Vildžiūnu įdomu, bet aš pati tikrai netikėjau tuo projektu, nes tuo metu tiesiog žmonės nėjo į kiną. Tiesiog buvo toks laikas baisus, kur 95 pradžia. O šiandien, ar žmonės eina į kiną, kai mes turime Netflixą, kai mes turime internetą, ar šiandien žmonės lengva atvesti, pakviesti į kiną? Galbūt reikia būti kviečianti į kiną, reikia žmonėm nemeluoti. Reikia sakyti tai, ką tikrai nori parodyti ir, žinoma, reikia pasistengti, ką turėt parodyti. Ir šiais metais paskutinis kino pavasaris surinko arba pavasarį apsilankė 130 000 žiūrovų. O pirmajam? O pirmajam, aš neturiu dabar dokumentų, bet pirmajam buvo, jeigu buvo koks apie 2000, tai tikrai buvo gerai. Nemažas žirklės. Nors salė buvo 1000 tuo metu Lietuvos kino teatro, bet tai vienintelė. Salės dydis yra tokia opi tema, ne? Šiandien, kai kino industrija taip sparčiai auga, praktiškai kiekvieną savaitę mes turim po naują kino premjerą, o salėse kėdžių skaičius mažėja. Kaip paaiškinti šitą? Bet aš paprieštarausiu, tie žmonės, kurie daro renginius kaip festivalius, mums trūksta didelės salės. Nes tikrai, ypač dabar po 30 metų darbų, turim galimybę atsivežti pasaulinio lygio žvaigždės, kur tikrai būtų didelės salės, bet mes neturim tinkamų salių. Kas vyksta? Kaip jūs tai aiškinate? Kinas Lietuvoje šuoliais auga, o prieinamumas jo toks sudėtingėja. Ypač kalbu apie premjerinius seansus, apie... Dabar aš galvoju, kad nieko naujo nesugalvosi ir jau gal 10 bandžiau sakyti ir kultūros ministerijoje, ir savivaldybėje, kad
galima pasinaudoti užsienio praktiką, nereikia čia dviračio atradinėti. Yra dabar galimybės padaryti universalias sales, kur labai sėkmingai tas pats Kanų festivalis. Juk vyksta viskas. Labiau mes žinome kaip kino festivalio rūmus pagrindinius, bet ten vyksta ir architektūra, ir parfumerijos, ir muzikos. Ten vyksta ir renginių organizatorių apdovanojimai. Taip, įvairiai, reklamos, viskas. Taip. Ir va, šitokių mums tikrai didelių salių, didelio komplekso reikia. Tas pats yra San Sebastiano, vienas iš populiariausių festivalių, irgi pastatyti rūmai, kur ir koncertai, viskam užtenka vietos ir racionaliau būtų galima tas sales panaudoti. Bet, nežinau, kažkaip tai yra turbūt už mane protingesnių, manęs nieks neklauso. Čia jūsų tokia mėgiama frazė labai yra, kas po jas slypi. Tai, kad iš tiesų neklauso, bambi, gal nusibostų, arba taip, aš prisiminiau dabar, kodėl neklauso, kai Lietuvos kino teatre dirbau ir sugalvojau, kad reikia kaip pasaulį padaryti normalų kino teatrą. Ir tada jie jau visur vargo žygius dariau, kad paskolą pasiimti, nes kino teatras savivaldybės buvo. Savivaldybė suteikė tokią galimybę, bet pačiai reikėjo rūpintis. Ir visiems bandžiau įrodinėti savo tiesas, kol pagaliau vienas bankininkas, banko vadas sutiko, o po to gal po 10 mečių daugiau išgirstų iš pažįstamų, jisai prisiminė tą atvejį mano ir sako, tada aš ryžiais plaukais buvau, ryžiai nusidažę. Jis sako, įsivaizduokit, atėjo moteriškė, ryža ir šneka apie kino biznį. Koks normalus žmogus patikės, kad taip gali būti. Tai čia irgi, aš galvoju, tas panašus atvejis, mano tos fiks idėjos, bet dėkui Dievui, aš dabar galiu sakyti, kad kuo kvailesnė galbūt, arba kuo neįtikinamesnė idėja, bet jeigu tu ją tiki, tikrai bus įgyvendinta ir žmonės supras, ir įvertins, ir viskas bus gerai. Aš į kino pavasarį atėjau, kai buvo 13-asis kino pavasaris. Tikrai? Neatsimenu. Ir po to daugybę metų teko garbė ir malonumas ir labai įdomus gyvenimo etapas buvo kuriant visus kino pavasario renginius. Ir aš mačiau tą kino pavasario raidą. Kaip jūs matote jo raidą nuo tų 2001 žiūrovų iki 130 000 žiūrovų? Tai yra per 30 metų užauginta tokia didžiulė minia pasekėjų, fanų, gerbėjų, mylėtojų. Ir kaip jokiam kitam kino festivaliui Lietuvoje nepavyko net priartėti prie tokių skaičių. Aurimai, tai pirmiausia, tada turiu sakyti ir tau ačiū. Ir visiems, nes dirbo daugybė žmonių. Paskutiniam, kadangi buvo jubiliejinis, tai aš labai džiaugiuosi, kad dabartinė komanda supranta ir visus alumnus pakvietė. Ir kartais reikia ir susipažinti, ne visi pažįstami, iš kitos pusės kartu prisiminti, kiek fainų dalykų buvo. Tai nieko čia stebuklingo nėra, žmonės kuria. Tame tarpe ir pats prisidėjai. Tikrai daug žmonių, didelė komanda ir tokių fanatikų mylinčių savo darbą. Tikrai tuos žmonės, kurie dirbo su manim, dabar galbūt šiek tiek keičiasi, bet irgi į gerą pusę viskas. Bet mano laikais, kada tikrai buvo labai sunku ir su finansais, ir tiesiog tą idėją palaikyti, ją į priekį, kažkaip tai pastumėti kartu visiems, tai
Argi normalus žmogus gali tai daryti? Aš juos visus ligoniais vadinu. Iki dabar. Su kokia diagnoze? Tokia pasvirimo kampas, duok Dieve, nepavojingas, bet jis va tokie žmonės būtent ir gali padaryti daug ką. Daugybę metų jūs visą tai laikėte savo rankose. Kaip jūs atsirinkote tuos ligonius į savo komandą? Kaip pavykdavo diagnozuoti, kad tai yra kino pavasario žmogus? Tai va, žinai, susėdi, pašneki ir pamatai. Ir aš būsiu tokia, galbūt įsišaukus, ir čia pasakysiu tokį dalyką, kur dabar mes šnekėjom ir komandoje aptarinėjom, dar porą žmonių ar 3 ten prisiminė. Taigi viskuo dirbau, reikėjo viskuo dirbti, pradedant vadovę ir baigiant indų plovėją tuo metu, nes būdavo ir vakarėliai ir taip toliau, ir svečių. Tai kartu ir personalą atrinkinėjau pati. Ir vienas iš klausimų mano būdavo toks labai nepadorus. Ar geriate raudoną vyną? Ir dabar prisiminė jaunimas, dabar tai turbūt labai jau būtų akiplėšiška ir visaip kitaip nepadoru. Tada jaunimas kažkaip tai jie įsisukdavo, jeigu pakliuvo į mūsų komandą. Aš stebėjau, kaip jūs pradėjote tą perdavimo procesą veiklos, proceso perdavimą Algirdui, sūnui. Ar jis jau baigtas, ar jis dar tebesitęsiantis? Jis tęsiasi ilgai. Jis tęsiasi praktiškai 7 metus, nes aš suvokiau ir buvau savo, darbo buvo tikrai daug ir juodo, ir buvau savo pasižadėjusi, kad sueina 60 metų ir atiduodu ir kuo toliau. Bet buvo taip, kad, kaip sakai, procesas tęsiasi 7 metus. Ir jis buvo ir sunkus, ir ilgas. Ir dėkui Dievui, jau po 7 metų kažkaip tai ir sąlygos susiklosti. Ir galbūt netgi paskatino vėl prancūzai mane, nes kaip tik Prancūzijos gavau labai svarbų apdovanojimą. Ir taip atrodė viskas, kad labai gerai, baigėsi ciklas. Labai faina. Ir su ta pačia diena, kada gavau tą apdovanojimą Prancūzijos, pasidarėm labai gražų vakarėlį su kino pavasariu ir viskas. Kas šitame etape buvo sudėtingiausia? Per tos 7 metus tai jau atrodo jau viskas, bet vėl tai vieną kartą pats Algirdas paprašė sugrįžti padėti, nes atrodo festivalis, kaip mano draugai ir giminė sako, ką tu ten darai? Kažkas kiną rodo, ten kažkas bilietus pardavinėja. Bet tai yra viskas, ir finansai, ir personalas. Matai pats iš vidaus. Aš mačiau, bet žiūrovam jūs atskleiskit, papasakokit, ko nemato žiūrovas. Žiūrovas ateina į salę, jis arba paverkia, arba paploja, arba pasijuokia, arba nesupranta, arba supranta, bet jis nemato, ką ten daro tas 100 savanorių ir 100 komanda. Pirmiausia, tai savanorystė yra šventas reikalas ir aš labai dėkinga visiems savanoriam. Dabar aš jau pati galvoju pasavanoriauti kur nors. Ir tarp kitko dabartiniai vadai, tai ir Konradas, ir Odeta atėjo iš savanorių. Savanoriais pradėjo jie dirbti. Tai irgi labai didelis, visus etapus žmonės praėję. Tai darbo pradedant programos atrinkimu, tai jau daug metų, kai jau yra programos sudarimo grupė, žmonės visas programerių. O anksčiau tai susėsdavom
kepdavom blynus ir galvodavom, va čia kažkas tai perskaitėm, nes mes neturėjom galimybių pradžioj patys į festivalius nuvažiuoti. Neturėjom galimybių. Atsirinkdavot nematę filmų? Dažnai nematę, irgi padėjo prancūzai, 3 metus Prancūzijos ambasada man ir mano kolegijai Latvijai ir Estijai suteikė galimybę, viską apmokėjo į Kanų festivalį. Ir kaip nekeista, mano toks normalus festivalis prasidėjo Kanuose žiūrėti, bet aš pati nesu nei kino kritikė, nei kino teoretikė kažkokia. Tai patinka, nepatinka. O kaip jūs dabar aiškinat, kodėl iš Prancūzijos buvo tiek daug iniciatyvos ir noro padėti? O todėl, kad prancūzai kultūrą ir ypač kiną myli, tai yra mylėjo, myli ir mylės. Ir įsivaizduokit, gal prieš kokią 20 metų ar 15 konferencijoje ir man Prancūzijos Unifranco vadovė, Unifrance yra organizacija speciali Prancūzijos kinų rūpintis pasaulyje. Išvežti kiną, jų žmonės. Ir jie sako, pradėjom diskutuoti, nes pas mus tai, kaip žinot, nei vienas nemyli nei kino, nei kultūros politikai. O jis man kažkaip tai ten buvo diskusijos ir tas žmogus sako, yra daug problemų, bet mūsų nesvarbu kokie, ar kairieji, ar dešinieji valdžioj, kinas bus visada aukštumoje ir pagerbtas ir dėmesys parodytas. Bet čia ir politiniai, ir strateginiai dalykai, ir tą prancūzai, manau, puikiai išnaudojo. Taip, čia jų yra kaip identiteto, kaip šalies vienas iš tų, kaip parfumerija, aukštoji mada. Kaip manot, ar Lietuvos valdžia tą supranta ir ko reikia, kad... Tai va, Aurimai, aš tada jam ir atsakiau tam prancūzui, sakau, visiškai kaip pas mus. Sakau, nesvarbu pas mus, ar kairieji, ar dešinieji, bet jokių dėmesio. Absoliučiai, bet tikrai taip ir yra. Ir kultūra, ir tas liūdna, baigiu nusenti, bet per visą gyvenimą tą patį šneku ir šnekėsiu, kol gyva būsiu. Ir duok Dieve, gal kažkas pasikeis po manęs. Kaip norėtumėt, kad pasikeistų? Kas turėtų nutikti? Tai kaip tik dabar šiuo metu labai didelės diskusijos. Aš labai džiaugiuosi už kultūros asamblėją, už tos žmonės, kad kultūros žmonės pagaliau išdrįso pasakyti, kaip jie jaučiasi. Nes kažkodėl tai labai daug keistų dalykų mūsų. Lyg tai kartais jie nori, valdžiažmogiai, lyg tai nori, kad atstovautų Lietuvą patys talentingiausi, geriausi atlikėjai. Bet tam atlikėjui dėmesio turi konkursą eiti, dalyvauti renginį, pavyzdžiui, vasario 16, tai mažiausia kaina atlikėją pasamdyti. Tai gal jie tegul samdo mokinukus, bus labai patogu. Kodėl jie nori, kad būtų meistrai ateitų. Arba žiūrėti filmą jiem bet kokį irgi nepatinka. Taip pat kaip ir koncerto atlikėjai ir taip toliau. O patys sukuria sąlygas, kad kultūros žmonės, kultūros bendruomenė, tiek atlikėjai, tiek visi organizatoriai jaustųsi kažkaip tai, kažkokie kaip nereikalingi, geriau jiem politikam nesimaišyti po kojom. O per tuos 30 kino pavasario metų ar buvo valdžia, kuri bent jau žingsniu priartėjo ar pradėjo keisti tą požiūrį, matyti strategiją, kaip kultūrą pasitelkti strateginiam valstybės tikslam? Žinokit, ne, aš esu amžinojo pozicijoje, aš galvoju, tikrai stebėjau iš arti daugelį dalykų teko, bet mano suvokimas
politikus aš nemažai ir dabar pažįstu ir aš jiems sakau, mano vienintelis yra testas, vienintelis klausimas ir ką jūs padarėt dėl kultūros. Ir šičia reikia pripažinti, kad amžinoje opozicijoje tiek sovietiniais laikais buvau, tiek dabar. Galbūt, ne, aš nesakau, kad tas procesas nevyksta, duok Dieve. Atsirado ir visuomeninės NVO, bet daugiau pačių žmonių iniciatyva. Tikrai žmonės atiduoda dūšią visą, o politikai, aš apskritai apie politikus, juos reikia kaip šuniukus už trumpo pavadėlio vedžioti ir piliečiui reikia prižiūrėti tos. O ar reikalinga apskritai kultūros ministerija? Oi, čia klausimas jau nenaujas. Taip. Nenaujas, aš tai už tai, kad kuo mažiau būtų biurokratų, nes tai yra gaišinimas, bet kokios idėjos gesinimas, bet kokio ar organizatoriaus kultūros, ar atlikėjų laiko gaišinimas, jie prikuria, pasižiūrėkit, visokių taisyklių kvailų ir tada visi turim šokinėti. Tai šitą prasme gal ne. Gal ir nereikėtų, nes tikrai kelia klausimą. Bet aš niekada rimtai negalvojau, nors tikrai amžinai tas klausimas kyla ir ypač dabar, ką daro kultūros ministerija. O ką daro kultūros asamblėja? Kas imponuoja? Kiek jūs tame dalyvaujate? Ką norėtumėt galbūt keisti? Gal matote iš šalies ar iš vidaus irgi tam tikrus dalykus, kurie, nežinau, patinka arba nepatinka? Iš esmės yra toksai pasitikėjimo, arba turbūt ne tik tai man vienai, pasitikėjimo ar nepasitikėjimo reikalas, nes jeigu tada bankininkas į mane žiūrėdamas tikrai nepasitikėjo, tai aš šiuo metu, kalbant apie asamblėją kultūros, aš pažinodama šiek tiek Kaupinį, Gintarę, kitus, Dagnę, aš jais pasitikiu šitai žmonėm. Aš žinau, kokiam sąlygom jie dirba. Aš žinau, kiek jie idėjų turi. Aš jų žmogiškumo kažkuria prasme, žmogiškumo prasme irgi matau, kokie jie žmonės, aš ne kurių tėvus pažįstu. Tai yra tas momentas, kai jų idėja, kad negalima tylėti, kad Lietuvai reikia kitokio požiūrio į kultūrą, aišku, pradedant politikam, man tas labai imponuoja ir labai džiaugiuosi, kad vieną kartą pasakyta, taip, užtenka, čia jūs mumis pasinaudojat, bet reikia jūsų palaikymo, reikia galvoti apie Lietuvą, o ne apie pačius save, nes politikai dažniausiai labai gaila, gal jau ir tolokai nueita, eina į politiką žmonės negalvodami apie valstybę. Kalbant apie globą kultūros įvykių, renginių, festivalių, Skanorama kino festivalis vienas pirmųjų atsisakė prezidento globos. Taip. Jums neteko dar priminėti tų sprendimų, o galbūt jau priėmėt, nes artėja ir kitas kino pavasaris. Ta globa vis tiek valdžios atstovų tarsi visada buvo toks įvaizdžio, prestižo reikalas. Ne visada. Ne visada? Ne. Bet kodėl buvo siekiama, kad... Ne, jeigu mūsų buvo keletą metų globėja prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ir tai tikrai labai smagu ir garbinga buvo. Bet kaip čia pasakius, kino pavasaris priėmė sprendimą prieš 7 metus
kad nereikalingi. Tiesą sakant, mano gyvenime buvo tokių pasiūlymų, kad ne tik globa, bet labai įtakingi politikai festivaliui duos didelę sumą pinigų, kur amžinai trūksta, kaip šnekėjom. Ir džiaugiuosi, kad aš nesutikau. O jau apie globą, apskritai galbūt pas mus tokia dabar buvo tokia bendras supratimas ir politikai labai tuo naudojosi. Kultūros renginiais ateiti pasifotografuoti, interviu duoti. Arba tos globos statuso suteikimu. O kas iš to? O ką jie padarė kultūrai? Kad jie šitaip galėtų save sutapatinti su vienu ar kitu renginiu. Ir man buvo labai toksai svarbus suvokimas, kai Skanorama pasakė ne. Nes daugelis žmonių gal per sukąstus dantims. Juk buvo ir pas mus netgi toks per vieną atidarymą toksai incidentas, kai iš salės vienam politikui garsiai priminė, ką jis padaręs, o jis bandė scenoje aiškinti, kaip čia jau reikšmingas. Tai aš galvoju, kad daugiau žmonių tokių atsiranda ir Skanoramos žingsnį aš labai pateisinu ir suprantu, ir tegul politikai atsakingiau galvoja. Kaip manote, tai, kas vyksta dabar, kaip tai pakeis kultūros renginių scenarijus? Ar vis tik išliks, kad noras politikų patekti į sceną ir pasakyti žodį išliks, tas be abejo, aš tikiu, kad ilgai dar bus ir kai tu neleidi, tas noras dar didesnis yra. Bet kiek bus kultūros bendruomenė atspari atsilaikyti ir keisti tuos scenarius, kad nebeliktų kalbų, o kiek vis dėlto tai yra ne... Aš galvoju, kad pati kultūra keis, ta prasme, būtent per renginius, kita kultūra turėtų atsirasti. Jeigu sveikinimo žodį, tai ne savireklamos, o labai trumpai ir politikas turi suvokti kaip savo didelį pagarbos ženklą, jeigu jį kviečia tarti sveikinimo žodį tokiai gerai dideliai auditorijai. Nes dabar buvo labai devalvuota viskas. Ir labai tikiu, kad mes perėsim į kitą kokybę. Aš taip įsivaizduoju ir tikrai tikiu, kad kultūros renginiuose bus pakviesti būtent tie politikai, kurie jau padarė dėl kultūros. O ne tik tai, kad kažkokiu pažadu atneša ir paskui pamiršta išėję už durų. Jūs pasipuošėt labai gražią skarelę su kultūros palaikymo visais ženklais, simbolika. Man atrodo, kad šis reiškinys, šis judėjimas, jam pavyko kaip jokiam kitam sukurti labai gražią simboliką, kurios nori daugelis, kad tai yra garbės reikalas turėti, nešioti, įsigyti. Tiesą sakant, nežinau, kas autorius. Tikrai? Tikrai nežinau, reikės pasidomėti. Man padovanojo Art Vilnius renginyje Dailės akademijos žmonės ir aš labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi šitą skarelę. Man atrodo, Dailės akademijos studentai ir buvo pirmieji, kurie ir sukūrė tą ženklą, o po to jau turbūt iš ženklo jau gimė daug įvairių, ar tai skarelė, ar ženkliukas, ar lipdukas, tai. Jo. Ir labai, labai sėkmingas, nes, kaip žinai, kad labai svarbu, kaip jį galima transformuoti į kitus dalykus, bet ką darant, labai svarbu ir profesionalumas, bet ir nuoširdumas, nemažiau turbūt. Ir šitas ženklas tikrai padarytas iš dūšios yra. Tai ir tą vis mes jaučiam.
Ir būtent vėl paralelė su politika, aš prisimenu prieš daugelį metų viena vyriausybė, žinau, kad keliasdešimt milijonų skyrė Lietuvos vardo garsinimui. Ir gavosi, kad šnipštas. O garsina žmonės, kada tuos milijonus galėjo duoti kultūros atskirom programom ir taip toliau, nes tokiu būdu per tas programas ateina jauni žmonės ir jie augina tą kultūrą ir mes jų darbais pasinaudojam ir šį kartą su džiaugsmu galim naudotis. Tai būtent apie politikų ir kultūros tą bendradarbiavimą ir reikėtų daugiau šnekėti ir galvoti. Kalbant apie ženklo sukūrimą, grįžtu prie kino pavasario, jis taip pat per savo 30 metų kelis 3 kartus keitė. Keitėsi pradžioj, tai iš vis buvo per kelias minutės. Aidas Urbelis, aš labai džiaugiuosi, nes per visus pasikeitimus, perversmus buvo svarbu turėti savo kažkokią. Ir Aido Urbelio sukurta saulutė daug metų gyvavo ir duok Dieve. Aišku, tai nebuvo. Aidas Urbelis labai profesionalus, bet tai nebuvo tas momentas, kai viskas buvo, turėjo galimybę, kad jis turėtų galimybę pergalvoti, sudėlioti. Ten buvo sėdint tiesiog vienoj kavinėje viskas padaryta. Tai ir jis tikrai, aš dėkinga Aidui, jis ilgai gyvavo, o gyvenimas keičiasi ir dabar tie pasikeitimai, man atrodo, irgi labai gera, jis išgrynintas, aiškesnis pasidarė, suprantamesnis. Kalbant apie jaunus žmonės, kokie jie dabar jūsų akimis, koks tas jaunimas? Kaip keičiasi užaugusi kino pavasario auditorija? Ką apie save kino pavasario ženklas šiandien kalba? Kaip tas 130 000 žiūrovų mato kino pavasarį? Kaip jūs norėtumėt, kad jį matytų? Gal taip ir mato, kaip jūs norite? Pradedant komandą, programerių komandą, tai yra jauni žmonės. Ko gero, didžioji dauguma komandos, aš buvau čia jų vakarėlį, tai ko gero man jie anūkus tiktų, bet jie su tokia entuzijazmu, su tokio ir profesionalūs kartu, jie yra atsakingi, bet turi tą tokią ugnelę, kurios turbūt duok Dieve, kad juos gyvenime nieks juose ir nenužudytų ir neužgesintų. Tai aš jais labai tikiu, nes jie daro viską puikiai, turi labai daug gerų idėjų. Aš jau atrodo buvau drąsi, bet jie liuks. Ir kitas momentas, kiekvienais metais labai atsakingai tyriama, jau ir prie tavęs turbūt buvo tyrimai, kur auditorijos tyrimai visais požiūriais. Ir tai, kad išsilavinusių žmonių daugiau pas mus, kad tai, tarp kitko, moterų daugiau negu vyrų. Tai čia jiem dar padirbėti reikės ateity, kad vyrukų daugiau ateitų į festivalį, nes mano laikais tai buvo virš 70% moterų ir ne, kaip tokių brandžių moterų. O dabar šiek tiek keičiasi ta auditorija ir kaip netgi ir pagal tyrimus ir taip vizualiai matosi, kad tai žmonės, kurie žino, kur eina. Šiaip savo laiko negaišina,
Nors kine, kurie ima atostogas ir atostogas gaišina kine, bet jeigu prisimenat, kaip buvo per pandemiją, kai viešbučiuose ir šitam pačiam viešbutį irgi buvo rodomas kinas ir buvo visi viešbučiai, nuostada viešbučiai buvo tušti, bet per kino pavasarį žmonės, aš 2 viešbučiuose aš pati su vyru žiūrėjau kiną. Mes esam nuostabiam viešbutį Pacai, kuriam labai esu dėkingas visuomet už svetingumą. Taip, aš pamenu, kad visi kino seansai buvo kambariuose organizuoti individualiai taip per pandemiją. Jo, ir Pacai irgi tikrai labai gražiai prisijungė. Tai labai smagu. Tai šnekant apie jaunus žmonės, aš matau, kad daro netgi vaikams. Dabar žymiai daugiau seansų. O kinas, man atrodo, ir festivalis yra toksai dalykas, kai jis biskį užkrečiama. O sakot, kad buvote drąsi, bet labai drąsi, o jaunimas dar drąsesnis. Tikrai. Kame buvote jūs drąsi ir kame jie dar drąsesni? Buvo tokių dalykų, kur mane bandė perauklėti dar sovietiniais laikais. Mano pavaldume buvo renginiai Lietuvos kino teatre ir mes daug kartu dirbom su dailininku. Tais laikais, jeigu prisimenat, jokių plakatų taip neturėjom, dailininkas piešdavo. Taip piešdavo, pavyzdžiui, čia tų laikų buvo toks, kaip pasakyti, drąsumas. Nes buvo parėdimas, dėl ko aš noriu, kad negrįžtų niekada nurodymai visokie iš partijų, bet kurios partijos. Nes buvo parėdimas, kad filmo pavadinimas rusų kalba būtų didesniem raidėm. Afišoje. Taip. Mes su Mindaugu susitardavom, kad ne, mes padarom atvirkščiai. Tai ten mus visai svarstydavo ir visai kitaip. Tai čia darbe. Ką reiškia svarstydavo? Kviesdavo ant kilimėlio, taip, reikėdavo teisintis. Mes abudu buvom nepartiniai, bet visi vien kviesdavo ir gazdindavo visai. O kuo gazdindavo? Kad galim darbo netekti. Taip, netitinka, kaip pasakyti, parėdimų jų nepildom. Bet tai dabar aš daugiau šneku, tada tikrai buvo suvaržyta daug, jeigu filmo premjera, tai kažkokiu tai balaganu nepadarysi. O dabar jaunimui, kuo jis rizikuoja, ką jis turi, kokius dar drąsesnius sprendimus priimti? Jis galbūt nerizikuoja, bet daugiau fantaziją paleidžia. Ir premjeros puikios dabar pas mus. Tikrai labai nemažai premjerų su visokiais priedais, gerai, su skoniu ir taip toliau, netrafaretinės būna. Kitas momentas pačioj veikloj ir jeigu šnekėt apie festivalį, tai drąsumas yra, pavyzdžiui, irgi pradedant programeriais, nes aš jau nepriklausomai Lietuvoj kelis kart susidūriau su programos blokavimu, atskiro filmo įtrauktų į festivalio programą blokavimu. Ir tai buvo iš užsienio ambasadų, vieną kartą buvo iš ryšio operatorių visų. Vieną kartą buvo bandymas iš mūsų užsienio reikalų ministerijos. Netgi taip. Bet kai aš paklausiau, kad ar jau Lietuvoje cenzūra veikia, tai viskas baigėsi ramiai. Kaip lietuviškam kinui sekasi šiandien kino pavasaryje?
Buvo laikų, kuomet lietuviškam kinui vis sunku pakankamai būdavo pritraukti žiūrovą, tarsi kino pavasario žiūrovas eidavo į tuos atvežtinius filmus labiau žiūrėti, nes neva lietuvišką visada spėsim, jis tarsi čia šalia, bet nebūtinai taip ir nutikdavo. Kaip šiandien dienai, kiek daug lietuviško kino yra kino pavasarė ir kaip sekasi pritraukti žiūrovą? O čia vėl kažkaip tai liktai ir ne apie politiką, bet negaliu nešnekėti, nes viskas susiję. Įsivaizduojat, tai buvo tikrai sudėtingi laikai, kai prasidėjo nauja, sakysim, nauja jauna Lietuva ir jauni kino kūrėjai ieškojo savo vietos, bet jų buvo nedaug. Iš pradžių mes visus lietuviškus rodėm, ką tik kas sukūrė. Kad tik sukurkit, mes parodysim. Jo, pristatysim, nors tiek kažkiek tai prisidėt. Ir įsivaizduokit, dėl ko aš sakau, kad politika, kada įsikūrė kino centras ir buvo strategija kino centro. Aš dabar negaliu pasakyti, dabar neskaičiau. Jau centras daug metų jau turėtų keisti strategiją, ko turiu ir palinkėjimus jiem. Bet tada buvo strategija lietuviško kino kūrėjus arba sudaryti sąlygas kurti jauniems žmonėms, visiems lietuvišką kiną kurti. Gamybai buvo akcentas. Ir praėjus 10 metų mes turim tą rezultatą. Kultūroje greitai viskas nepasimato, bet tą rezultatą, kurio netgi negalėjom svajoti visi, tiek apdovanojimai didžiausiuose festivaliuose Lietuvos kūrėjų, tiek žmonių, žiūrovų Lietuvoje, žiūrėjimas lietuvišką kiną. Tai yra fantastika. Tai yra fantastika ir aš, kaip sakau, turiu palinkėjimą, kad dabar strategijoje atsirastų ir antras žingsnis kino sklaidai, nes kiną sukurti viskas gerai, dabar mes turim ir tikrai ant bangos ir, žinoma, nenuleist kartelės, bet dabar reikėtų akcentuoti kino sklaidą, nes paprasčiausi skaičiai yra, jeigu amerikonai gamybai ir sklaidai filmų maždaug vienodai, po 50%. Europoje buvo bent prieš kelis metus 70 ir 30 kino sklaidai, tai Lietuvoje buvo 90 ir 10. Irgi viskas tada ir... Gaunasi, kad kuriame savo vidaus vartojimo rinkai, ne? Ir neišvežam plačiai. Išvežam, bet reikia, ir yra ir sąlygos filmo kūrėjam, prodiusavimo kompanijom, kad jie turėtų užsienio pardavimo agentus ir taip toliau. Bet aš galvoju, kad čia dar mums reikia labai stipriai padirbėti. Ir būtent, kada turi strategiją, tada kitaip ir tie reikalai einasi. O ko reikia, ar strategijos, ar kažko kito, kad lietuviai laimėtų savo pirmąjį Oskarą? Čia reikia daug. Reikia, aišku, talentingų žmonių, reikia geros reklaminės kompanijos, reikia daug pinigų, reikia daug darbo ir plus labai daug sėkmės. Dabar galvoju, kaip Latvija su potviniu. Čia yra sėkmės istorija, nes tais jaunais žmonėm, kuriais šitam filmui net netikėjo Latvijos kino centras iš pradžių, kiek žinau, paskui jau, kai pradėjo po festivalius, tada tik tai jau buvo sukurtas filmas, kai jiem paskyrė kažkokius pinigus. O dabar Latviai su savo šito potviniu, su katinėliu eina kaip su geru ženklu į pasaulį. Tai čia didžiulė sėkmė, čia buvo galbūt šiek tiek netikėta, čia sutapimai, bet tikrai verti tie žmonės, nes jie ką darė, pradedant savo darbą
Ir tai, kad jie piešė savo gyvūnėlius, tai valiuks. O jūs savo intuiciją pasikliaunat? Tikrai taip. Aš dažnai sakau, bobiška mano intuicija. Ką sako jūsų intuicija? Kada turėsim? Čia vos ne, kas pirmiau, ar laimėsime Euroviziją, ar laimėsime Oskarą? Ar mes iš viso gal neturim vaikytis tų apdovanojimų? Kiek jie svarbus? Čia, žinot, tokia žaidimas yra, loterija yra. Aš negalvočiau, kad yra tikslas laimėti Oskarą. Bet, labai gera reklaminė akcija kūrėjam ir ypač Lietuvai būtų. Bet šičia nuo kūrėjų priklauso. Ir aš tai, pavyzdžiui, niekada nesu nebuvusi ekspertė atrenkant filmus, bet aš labiausiai akcentuočiau į crazy tokius neprognozuojamus scenarijus. Nes pasaulyje tiek visko padaryta. Reikia būti skirtiniems, reikia kažkokią nustebinti pasaulį ir galbūt, sakau, visiems tada sutampa, nes potvynis tai ir klimato kaita, ir jis filmas daugiasluoksnis ir už tai buvo suprantamas visam pasaulyje. Be teksto, bet tai ir žmonių gyvenimai, jų tarpusavio santykis ir bendri dalykai. Tai čia sakau, aš paleisčiau kūrėjam ir pasitikėčiau ypač jaunais kūrėjais, ką padarė mūsų operos kūrėjos. Ar tai galėtų būti net ir pirmas filmas susilaukti tokios sėkmės? Tai žinoma. Čia niekada negali žinoti, ką kūrėjas sukurs. Kaip gali pasakyti dailininkui, kad dabar šitą paveikslą jis gerai sukurs. Nežinai kaip. O kalbant pavardėm, kas iš jaunųjų talentų turi didžiausią potencialą būti naujuoju ateities? Labai daug. Aš nenorėčiau įžeidinėti, kitų nepaminėjus, gal visų pavardžių nežinau, bet labai daug jaunų kūrėjų. Dėl to mes savo fonde ir turim jaunam kūrėjui apdovanojimą. Gerai, pakalbėkime apie jūsų fondą. Nauja veikla, įdomi kryptis. Kiek teko stebėti, tai pirmieji renginiai yra dedikuoti vyresnio amžiaus aktoriams. Čia mano ambicija buvo ir mano noras tiesiog kažkaip tai prasmingai pratęsti gyvenimą. Bet iš kelių dalių tas fondas, veiklas sudeda iš kelių dalių. Mes jau kelinti metai jaunam kūrėjui, dabar aš labai džiaugiuosi, pirmam Vytautui Puidokui apdovanojimą įteikim, kuris darė tada filmą per pandemiją. Tai yra jaunam kūrėjui, nesvarbu, ar tai režisierius, ar aktorius, ar operatorius gali būti. Ir atkreipdėmės, tiesiog ten ta premija mažytė, bet tiesiog galimybė atkreipdėmėsi į talentingus žmonės. Ir tikrai aš esu įsitikinus, kad šito reikia ir verta. Tada yra kino klubo veikla. Kino klubas mes šiemet net 3 kartus per savaitę rodėm filmus. Ir praktiškai buvo visą laiką pilna. O filmai, pradedant, tarp kitko, Lietuvos klasiką prisiminėm ir dabar, kadangi Lietuvos kino centras yra restauravę kopijas, tai mes rodėm senus gerus filmus. Ir šiemet, kadangi buvo aktoriui Juozui Budraičiui 85, tai su Juozo Budraičio vaidmenų visa puokštė buvo ir žmonės su malonumu žiūrėjo ir su meile savo mylimam aktoriui. O šiaip yra, tai būtent kino klubas. Kas yra kino klubas?
Tai seniorų kino klubas. Mes surenkam pinigėlius, o paskui išsinuomojam sales įvairiai. Tai ir Skalvėje, ir Pasaka, ir Šlapelių muziejus. O kaip tapti to kino klubo nariu? Du reikalavimai žiaurūs. Žiaurus? Jau. Vienas 60+, kitas yra nebambekliai. Nes bambekliai nereikalingi, niekam. Klube taip pat mums. Tai va. Ir tie žmonės, kurie myli kiną, ir tai Pasakoj po 150 žmonių, ir mes į dokumentiką žiūrim, ir kas labai žmonėm patinka, mes pasikviečiam kūrėjus. Arba žmonės, kurie gali apie tą filmą diskutuoti. Tai irgi įvairiai būna. Čia įvairių pavyzdžių, pavyzdžiui, Rubackytę pasikvietėm, buvo filmas apie ją, puiku buvo. Arba Kalėdinę eglutę žiūrėjom dabar Artūro Jevdokimovo. Tada įvairių, ne tik tai lietuviškų, bet mes tuos filmus, kurie čia gali būti repertuare. Ir pasišnekam apie gyvenimą ir tai galvoju, kad prasminga tiem žmonėm. Ir trečia dalis, tai būtent vyresnio amžiaus aktorių, režisierių, kūrybiniai vakarai, čia jau kartu su LRT. Tai kiek pavyko šiandien jau suburti tų nebambeklių? Mūsų sąrašėlis yra virš 2000. Oho. Bet jie vienu kartu ateina, kiti kartu, bet kad žmonėm reikia, kad salės pilnos, tai tikrai taip. Tai užsiminėte apie šią ambiciją, kokie yra planai, ką jūs norite pasiekti, ar yra tas toks baigtinis kažkoks tikslas? Baigtinis tikslas iki pabaigos smagiai leisti laiką gyvenimu. Tai iš tiesų toksai. Dabar žiūrėjom, paskutinis mūsų renginys buvo Smėlis tavo plaukuose, tai būtent ir mūsų puikūs aktoriai, visi trys, Onaitytė, Laucevičius ir Budraitis, kur galėjom pasidžiaugti ir juos ekrane pamatę, ir gyvai susitikti. Ir negalėjom sutalpinti, 3 kartus daugiau žmonių norėjo, negu salė tilpo. Tai aš ir žmonės labai nuoširdžiai dėkoju už tuos metus ir galvoju, kad bet kuriuo atveju tikrai tęsim tą veiklą. O kaip sugalvojate daryti tuos kūrybos vakarus? Idėja buvo Vaivos Mainelytės. Supratau, nuo Vaivos ir prasidėjo viskas, taip? Vaiva Mainelytė, po to... Vidas Petkevičius, Larisa Kalpokaitė, Nijolė Narmontaitė, dabar Juozas Budraitis ir... 5 kino legendos, 5 nuostabūs vakarai. Bet dar aš galvoju, kad daugiau yra vertų žmonių, nes tiesa, idėja kilo Palangoj sutikus Vaivą Mainelytę. Ji buvo kaip tik reabilitacijoje ir pasišnekėjom ir kažkaip tai buvau senai mačiusi ir galvoju, iš tiesų, taigi mūsų legenda. Tikrai, iki dabar leidžia tą Velnio nuotaką visi ir Vaivos tas ištraukas gražias rodo iš filmo. Ir kažkokiai man pasirodė tada liūdnoka. Ir kažkaip taip sakau, Vaiva, o jeigu vakarėlį kokį padarom? Ir jie taip nustebo ir sutiko tik tai po kelių kartų pasišnekėjimų ir aš labai dėkinga, kad jis sutiko. Nes aš galvoju, būtent kaip ir tam klube, o ypač kūrėjų, ypatingai aktoriai, kur reikia dėmesio. Kaip sakai, vis vien tie kūrėjai nori save parodyti, tai nepriklausomai nuo amžiaus vis vien
Čia tiesiog viduje yra užtaisas aktorių, jų toks gyvenimas, jų visa esmė yra. Na, ir iš kitos pusės labai gražu, man atrodo, kad neužmirštų žmonės, kad žinotų, kad ne viskas prasideda čia, dabar, kai kažkas tai gyvena. O gyvenimas buvo ir anksčiau, ir kūrėjai buvo puikūs, ir gražūs aktoriai. Ir būtent šiemet tas atradimas, kad daug aktorių tose senuose filmuose, kurie filmuoti ten 60-ais, 65-ais, kokius mes puikius aktorius turėjom. Ar ši jūsų graži iniciatyva jau įgavo tokį pagreitį, kur net patys aktoriai užsimina ar tiesiogiai, ar per kitus, per aplinkui, kad ir aš norėčiau? Nu, galiu šitą pajausti. Iš kitos pusės aktoriai vienaip, režisieriai kitaip reaguoja, skirtingai labai žmonės. Bet mano tikslas ir aš galvoju, kad daug dievė, jeigu toliau pavyks tęsti, kad vienoj vietoj ir kol dar galim bendrauti, kad apie tą žmogų būtų tokia koncentruota, 1,5 valandos pozityvus toksai vakaras, kuris pats žmogus save, aplinkinius vertina, savo kūrybą. Tai man labai gražu atrodo. Ir televizija galbūt, televizijom irgi galbūt įdomu bus, kol tą ir parodyti, jeigu žmonės žiūri, tai vadinasi reikia. Aš atsimenu, jūs man paskambinot, kai rengėtės Vido Petkevičiaus vakarui ir paklausėt: Aurimai, gal žinai, kas galėtų Vidą gražiai aprengti? Ir aprengė jį Giedrius Paulauskas. Fantastiškai atrodė. Ir koks Giedrius buvo laimingas dirbdamas kartu. Na, visą tai gavo tokią labai gražią prasmę. Tada ir pirmą kartą sužinojau apie jūsų šitą naują veiklą, Labdaros ir paramos fondą, ir galvojau, kaip įdomu nuolat būti aktyviam ir daryti gerus darbus. Aš tai vertinu kaip gerą darbą. Nu, aš kaip pozityvų ir smagų laiko leidimą, o jeigu dar, sakau, žiūri žmonės, tai visai gerai. Bet dar čia yra vienas toksai niuansėlis, kuris man irgi labai patinka, tai yra daugiau kūrėjų apjungti. Tai va, dizaineris, Vaiva rengė ir Larisa Juozas Tatkevičius puikiai. Tada Rainys rengė Nijolę. Tada kitas momentas. Petruškevičius paruošė puokštės, papuošė salę. Mes ateinam tokie pakylėti. Mes savo pasidarom šventę. Ir labai norisi, kad tą šventę pajustų kuo daugiau mūsų Lietuvos kūrėjų, nes jie tikrai labai labai nusipelnė. Iki pandemijos Lietuva buvo muzikos festivalių šalis, bet man skaičiuojant, nemažiau ko gero yra ir kino festivalių. Kaip išsilaikyti ir koks yra tas sėkmės receptas? Ir kodėlgi kino pavasaris turi tiek, o kiti yra nišiniai ir mažesni? Tai reikia turėti ambicijų, ne tik tai norėti, kad tenai reikia dirbti. O dirbti vėl grįžtam į tą pradžią, turėti žmonių šalia, kurie dirba daug, nuoširdžiai, profesionaliai ir tas tada ratelės sukasi. Bet kad daug festivalių, tai labai gerai. Aš galvoju, kad tai mes esam skirtingi, vienas momentas, visi savo turim nišas. Kitas momentas, kad kiekviena edukacija, ar filmas lietuviškas, ar festivalis, ar atskiras kažkoks tai kitoks renginys, tai vieni kitiem atvedam žmonės. Žmogus atėjęs į kino pavasarį, aš tikiu, kad jis norės nueiti ir į skanoramą, ar į dokumentinių filmų, ar nepatogaus
kino festivalį. Taip, kad labai gerai viskas yra ir gerų darbų nebūna per daug. O jeigu nueinat į kitus kino festivalius, jaučiate skirtumą? Supranti, aš galvoju, kad pirmiausia, tai aš matau, kaip viskas padaryta, nes aš matau, kur galėtų būti kitaip, bet čia ne man kritikuoti. Ir skirtingi yra ir stiliai iš darbo, ir festivaliai skirtingi. Sakau, aš džiaugiuosi, kad kai mane pakviečia, aš turiu galimybę pasimokyti iš jų. Nes visiems, tegul aš festivalį nedirbu, bet tuos renginius reikia daryti ir tai kiekvieną kartą randi iš kitų, ką pasimokyti. Tai irgi labai gerai. Minėjote, kad Lietuvos kino kūrėjų iš pradžių reikėjo ieškoti, tik kurkite, mes parodysim. Dabar, kai kino sukuriama Lietuvoje tikrai daug ir kokybiško, kaip atsirenkate ir ką kino pavasaris rodo ir ar tenka jau kažkam pasakyti ir žodį ne? Tai taip, ir čia šiek tiek ir skausminga yra, bet tai čia programerių tokia užduotis ir ypač saviem pasakyti, kad šito filmo nerodysim, nes duok Dieve, jau kino pavasaris yra toksai, aš tikiu, kad prisideda prie to lietuviško kino sėkmės, nes atvažiuoja labai daug kūrėjų ir prodiuserių, ir žurnalistų iš viso pasaulio, ir kurie filmai rodomi. Pas mus tai jau jie irgi lengviau juos pastebėti ir galimybė filmam kita atsiranda. Tai čia toksai sudėtingas dalykas. Bet vėl, kai jau tiek daug negali visų rodyti ir tikrai visi geri, tai kiek žinau, dabar paskutiniais metais netgi festivalis šiek tiek prisideda jau prie gamybos, prie kūrybos, ne prie kūrybos, bet prie gamybos ir jau iš anksto tarėsi. Aišku, po to yra jau kai sukurti filmai, kurie programeriai peržiūri ir vertina. Čia irgi ir skonio reikalas, ir ne visada pataikysi, bet aš galvoju, esu įstikinus, kad stipriausi lietuviški filmai kino pavasarį parodyti. O jum per visą karjerą ar yra tekę išgirsti ne, kada norėjote rodyti, platinti filmą? Yra tekę išgirsti, bet pagrindė yra dėl to, kad, pavyzdžiui, esu norėjusi parodyti vieną ar kitą filmą, filmas baigiamas rudenį, nes yra atsiskaitimo terminai kino centre. Ir jie pagal sutartį su kino centru, jeigu jis buvo finansuotas iš kino centro, jie turi parodyti iki naujų metų. Festivalis pavasarį. Tai šitai būna, bet negaliu sakyti, kad aš turiu kažkokių blogų praktikų arba blogo bendravimo su Lietuvos kino kūrėjais. Aš juos tikrai visus nuoširdžiai gerbiu, labai myliu ir turbūt jie šitą jaučia. Gal tiesiog vis tiek per tiek daug metų gal užsienio kažkokį filmą norėjote atvežti ir tiesiog pasakė, kad ne. Tai čia yra kino industrija. Apskritai, kaip veikia ta kino industrija? Ne visi žiūrovai ko gero ir žino, kaip filmas patenka į festivalį, su kuo reikia tartis, dėrėtis, prieš kiek laiko. Čia yra visas. Kartais reikia dar filmas niekur neparodytas, kažkur tai sužinai, kad kuria. Ir yra dvi kategorijos, yra autorinis kinas ir yra studijinis kinas. Kuom jie skiriasi? Studijiniai amerikoniški, didžiųjų studijų. Ir pavyzdžiui, paskutinis, kur aš labai norėjau, kad parodytų kino pavasaris. Bet filmas jau dabar rodomas. Aš pamačiau jį San Sebastiano festivalyje, vadinasi Niurnbergas. Filmas padarytas studijos.
pagal amerikiečių psichoterapeuto knygą, kuris buvo kaip įstebėjo per tą visą procesą ir bendravo su Geringu. Ir filmas labai jautrus. Ir dabartiniai toj karo ir visokių blogų dalykų geopolitiniai situacijoje, aš visiems palinkėčiau tą filmą pasižiūrėti ir ypač politikam. O Putinui tai žiūrėti ir žiūrėti ir žiūrėti. Mes vis grįžtam ir grįžtam kažkaip prie politikos. Nu, aš kažkada istoriją mokiausi, man visgi nelietuviškai, truputį patinka ir politika. Kokiomis pasaulinio kino tendencijomis dabar labiausiai domitės? Žinoma, autorinis kinas yra svarbiausia. Ir europietiškas kinas. Yra Pietų Korėja, Japonija, Kinija, kur įdomių yra kūrėjų. Lotynų Amerika yra įdomu, bet tai nuvažiuoji į San Sebastianą, pamatai lotynus. Kitose festivaliuose, nes Ispanija, kiek žinau, dengia Europos Sąjungą Lotynų Amerikoje, tai visi kino kūrėjai iš Lotynų Amerikos atvažiuoja pagrinde į San Sebastianą, būna ir kituose festivaliuose. Tai va, bet man europinis kinas ypatingai įdomus, labai įdomus visom prasmėm. Tai yra labai kokybiškas kino kūrėjų kūrybiškumas turbūt, nes studijinis gali prognozuoti, o šičia yra kitaip. Ir būtent kino festivaliuose kaip Kanuose ir San Sebastiane pagrindiniai filmai, ko gero, ir yra ir pas mus atrenkami. Iš kitų festivalių mažiau. O turinio prasme, kokios čia tendencijos dabar pastebimos? Aš galvoju, kad jau prasideda karo tendencijos, nes kūrėjai yra tiek, tai yra, ką mato, tą dainuoja, kas aktualiausia žmonėm dabar. Ir vat, būtent apie Niurnbergą kalbant, susišaukia su šitom dienom ir tai yra labai aktualus. Sarantino, kaip visada, aš kiek girdėjau, tai čia bus ir Oskarui nuo italų pasiūlytas naujas filmas Malonė apie prezidentą, kuris aktualumu nestokoja, jaučiu. Kiti, bendražmogiškos, turbūt bendražmogiškos žmogaus paieškos šioj žemėj, žmogaus su kitu žmogum santykis tiek artimoje aplinkoje, tiek kažkur tai galbūt su mažiau pažįstamai žmonėm, bet žmogus ieško žmogaus. Kas nuvedė, kokie interesai į Japoniją? Neseniai grįžote iš šios... Noras matyti viską, žinoti, pažinti. Ir kokie įspūdžiai? Smalsumas. Kokie įspūdžiai, ar patenkinot smalsumą? Smalsumą taip, visai kita šalis, kitokie žmonės. Labai laikosi savo tradicijų, tokia gana grynuoliška tauta. Šventovės lanko apsirengę visą šeimą nacionaliniais drabužiais, labai daug tokių. Ypatingai vienuolynai ir kalnuose, kur ramybė ir kitas gyvenimo ir ritmas, ir kita gyvenimo filosofija negu didmiesčiuose, visiškai labai skirtingai. Ir dar kartą patvirtino mano tokią suvokimą žmogaus apie žmogų, jo psichologinę būseną. Tai vienuoliai sakė, jeigu mintyse, tai yra minčių daug galvoje susirenka,
imk šluotą ir šluok. Čia liuks yra. Čia iš tiesų ir aš dabar klausiausi kažkokio išmintingo žmogaus ir pasirodo yra ryšys tarp fizinio darbo ir psichikos žmogaus. O važiuojant ten, skrendant, ko gero vis tiek turėjote sukūrusi įvaizdį apie Japoniją, gal iš tų pačių kino filmų. Kiek tai pasiteisino, o kiek tai apskritai apsivertė gal net aukštyn kojom? Gal nesakyčiau, kad aukštyn kojom, bet ypač iš šiuolaikinio, jeigu mes žiūrim filmus iš didmiesčių šiuolaikinio gyvenimo, tai žmogaus susvetimėjimas. Kada, sakysim, Osakoj matai daug jaunų žmonių ir moterų, ir vyrų atskiruose vietose, kurie ne šiaip savo, kaip pasakyti, grubiai išnuomojami, bet tiesiog išnuomojami, išsinuomoji žmogų vienam vakarui, kad su juo bendrautų. Ir kad žmonės perka tokius šuniukus pasiūtus ir su jais bendrauja kaip su gyvais. Tai šiek tiek va, tas mano galva susvetimėjimas jų visuomenėje labai stipriai jaučiasi ir nelinkėčiau, kad Lietuvoje tai būtų. O matot kažkokių pavojaus ženklų? Pavojaus ženklų yra. Tai lankymas daug pas psichoanalitikus, terapeutus ir taip toliau. Ir ypač jaunimo. Tai vadinasi, tikrai trūksta, aš galvočiau, kad kaip tas vienuolis sakė, tai reikia fizinio darbo, o esminis dalykas bendrauti su artimais žmonėms, su draugais, neatstumti, nepasilikti vienam. Žmogui šitą negalima. O ar kinas šiandien dar turi galę keisti visuomenę? Tikrai taip. Aš tuo esu visiškai įsitikinus, tai yra vienas iš tų variklių, dėl ko norėjusi tą festivalį daryti. Nes žmogui juk nereikia visko pačiam patirti, tiesiog neįmanoma gyvenime. Bet iš kino istorijų, iš gerai perduotų jausmų mes daug ko galim pasimokyti. Ar filmus vis dar žiūrite lygiai taip pat kaip prieš 20-30 metų, ar jau kažkaip kitaip? Aš taip pat labai atvirai. Aš niekada neskaitau, jeigu važiuoju į festivalį, dabar daugiau žiūriu filmų savo malonumui. Bet aš nelabai domiuosi, neskaitau iš anksto, nesudarau savo vaizdinio kažkokio. Ir man labai smagu, kai kūrėjai nustebina. Ir pavyzdžiui, Sorantino filmas, kurį aš jį gerbiu ir myliu kaip kūrėją, bet šitas filmas dar jis toksai koncentruotas, daugiau visko. Ir tikrai pasiduodi tai emocijai, tai istorijai, kūrėjų akim, tai man labai gerai. O kiek kantrybės turite ir ar būna taip, kad metat filmą vidury ar po 10 minučių? Ne, man visada įdomu, kaip baigsis ir dabar dar kūrėjai moko yra labai dažnai filmų, kai praeina titrai, dėl ko mes irgi čia kaip edukacija, mes dažnai raginam žmonės pažiūrėti filmą iki galo, nes po titrų dažnai būna kažkas tai dar tokio esminio. Tikrai? Čia. Čia nauja tendencija tokia? Galbūt, kai nekurių režisierių tokie sumanimai. Mhm. Tai jeigu pabėgi anksčiau, nesužinai. Kartais gali nepagauti esmės kinų. Bet būna tie titrai kartais taip greitai sukami, kad net nespėjai skaityti ir atrodo. Jo, bet čia yra, kaip aš galvoju, kaip, sakysim, teatre aktorių nusilenkimas. Čia tokia tradicija pagarba kūrėjai.
Jų daug labai ir ypač dideliuose filmuose ir ne viską galbūt perskaityti gali, bet tas dažnai titrai kokias 5 minutės eina. Aš labai mėgstu titrus ir ten ieškau profesinės informacijos, įdomu, kas kūrė ir kartais iki smulkmenų, ar specialiai efektai, ar scenografija, ar kostiumai. Bet kartais tikrai apmaudu, kad tu nespėjai jų perskaityti. Kartais net labai mandrus šriftai būna, kartais tiesiog greitis. Bet čia kūrėjų, o iš kitos pusės, jeigu jau kaip profesionalą domina, tai galima sustabdyti ir pažiūrėti. Bet šičia ir kažkaip tai aš pati įsijaučiu į tą kiną ir per titrus tu gali viskį atsipūsti, sugrįžti į realybę. Irgi gerai. Ką norėtumėt perduoti jaunai Lietuvos kino kūrėjų kartai? Nestabdykit savęs. Kurkit viską, kas į galvą šauna. Ką dar svajojate nuveikti? Dar pavažinėti, nes man kiekvieną kartą grįžus į Lietuvą, norisi pasidžiaugti Lietuvą. Kaip mes puikiai gyvenam. Neišvažiavus neįmanoma to padaryti. Gal palyginamasis yra metodas gyvenime. Kai pamatai, tikrai labiau įsitikini ir aišku, ir po Lietuvą mes ir su draugais važinėjom, ir su anūku jau bandom kurti tradicijas pavažinėti po Lietuvą, nes tikrai Lietuva labai graži ir jeigu kūrėjam kurti, tai mes visi, kiekvienas pilietis, turim kurti Lietuvą. Kiekvienas savo darbu, kažkokiu gražiu bendravimu. Ir kad ta Lietuva gražėtų. Tai mano toks noras, kad galima gražiai, atvirai žiūrint į akis, nors japonam nelabai gražu žiūrėti į akis, reikia nusilenkti daugiau, bet aš esu lietuvė ir tikrai noriu pasakyti, žiūrint į akis kiekvienam, kad mes galėtumėm pasidžiaugti, nelaikyti kažkokio tai nesupratimo ar pykčio ir tiesiog džiaugtis ir mėgautis gyvenimą. Va šitaip. Aš visada paklausiu savo svečių, ar laukiate kažkokio klausimo, kurio laukiate, tikėjotės, bet taip ir nesulaukėte? Aurimai, aš pasakysiu, kaip pats pasakei, turėjai ambiciją. Taip aš ir gyvenime, ir šiuo atveju konkrečiu su klausimu, aš nieko nelaukiu, aš jokių neturiu sumanimų ir jokių planų. Aš tiesiog gyvenu. Va taip. Nuostabu žiūrėti ir sekti, kaip jūs mėgaujate savo gyvenimą. Aš jums noriu labai padėkoti už kelis dalykus. Visų pirma, už įkvėptą meilę kinui. O dėkui. Prieš tuos 17 metų aš kiną atradau kaip didžiulę magiją įkvėpimui visom prasmėm. Siužetų, režisūros, muzikos. Ne vienas kino filmas tapo įkvėpimu man sukurti renginio koncepciją. Už patirtis ir pasitikėjimą dirbant su kino festivaliu. Tai iš ties atsimenu tuos maratonus, kaip per 2 savaitės turi padaryti kone 100 renginių, ten, o Dieve, kiek premjerų ir visa kita, tai labai gerai prisimenu. Pats gali daugiau papasakoti, nes iš tiesų. Už ambiciją. Kino pavasaris mano karjeroje atsirado kaip ambicija. Tikrai. Aš užsibrėžiau tikslą dirbti su šiuo festivaliu ir padaryti, savirealizacijai padaryti kaip režisierių, renginių režisieriui, kiek įmanoma daugiau ir išmokti kartu. Tai man tai buvo didžiulė siekiamybė, aš tą pasiekiau ir labai daug metų dirbau kartu. Ir labai ačiū už namus, kuriuos Rekūrai paveldėjo iš kino pavasario ir 16 metų juose išbuvo.
Mes rugsėjai turėjom išsikraustyti, tai Ten buvo tikrai, kitos problemos. buvo labai gaila, labai gaila. Bet tai duok Dieve, labai dėkinga Aurimai tau, nes, kažką padaryti tokio, ką dabar išvardinai, nieko man nekainavo. Tikrai, bet padarėte, Dėkui, palikote labai gilų tokį įspaudą mano karjeroje, kaip jinai susiklostė, verslas kaip augo. Tai aš džiaugiuosi. Labai jums ačiū. Dėkui. Labai dėkui, labai gera, bet kai taip grįžta, nes aš iš esmės tai esugi mokytoja, aš svajojau dirbti mokytoja. Ir va čia tai jau yra, dabar verksiu iš tiesų. Ačiū už šį laiką, už šį pokalbį. Dėkui, aš tikiuosi, kad ir jums žiūrovai patiko, kad nebejoju esate ne tik kino pavasario, bet ir Vidos Ramaškienės gerbėjai. Aš manau, kad mes apie viską pakalbėjom, kaip ir planavom, ir apie kiną, ir apie jaunimą, ir apie kultūrą. Susitiksim prie vyno, pašnekėsim. Tai ir jūs, mėlyjeji, jei mėgstate vyną, įsipilkite taurę, pasiklausykite dar kartelį mūsų pokalbio arba parekomenduokite jį savo draugam. Paspauskite like, užsiprenumeruokite kamantinėjimus, kad nepraleistumėte ir kito mano pokalbio. Ačiū jums labai. Ačiū. Dėkui.